Šiandien žiniose panevėžiečiai kviečiami rinkti miesto simbolį. Savivaldybė skelbia nereikalingo turto aukcioną. Panevėžio kolegijoje vyko konferencija apie profesinį mokinių orientavimą. Viena Norvegijos draudimo bendrovė organizuoja miesto simbolių rinkimus ir pakvietė 10 didžiausių Lietuvos miestų dalyvauti konkurse, kurio tikslas išrinkti tų miestų simboliais tapusius objektus ir juos apsaugoti apdraudžiant 10 000 litų sumą. Panevėžio miesto savivaldybė projektui pateikė 3 miesto objektus. Miesto savivaldybė yra pasiūliusi Juozo Miltinio paminklą, Aleksandro paminklą ir Laisvės aikštės fontanus. Labai kviečiu visus panevėžiečius būti patriotais, nes iš tikrųjų čia toks patriotiškumo miestų konkursas, tarsi miestų kova ir tą simbolį išrinkti. Labai norėčiau atkreipti visų dėmesį, kad rinkdami simbolį pagalvokite ir apie tai, kad jis turėtų truputėlį turėti daugiau rizikos būti sugadintas ar kažkokiu kitu būdu, nes tai yra draudimo kompanija, kuri apdraus tą simbolį, kuri galėtų pagelbėti, kai reikėtų jį remontuoti, restauruoti. Tai yra tokia pati idėja. Nors daugeliui panevėžiečių Panevėžio miestas pirmiausia asocijuojasi su senvage, tačiau dėl itin griežtų konkurso sąlygų ji kaip konkretus objektas negalėjo būti įtraukta į konkursą. Buvo diskusija, kokius simbolius pasiūlyti. Pati kompanija iš tikrųjų labai apibrėžė, kad būtų konkretus dalykas, konkretus objektas, kurį būtų galima apdrausti. Tai mes taip pat, tai aišku, pirmos asociacijos miestas tai galbūt ir yra senvagė, bet visos senvagės kaip objekto jie negalėtų apdrausti, gali apdrausti tik tai vieną konkretų paminklą ar kažkokį tai kitą daiktą. Tai vis dėlto buvo diskutuota daug ir išrinkti būtent šitie. Miesto simbolių rinkimuose dalyvauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos miestai, o už savo miesto simbolį gyventojai gali balsuoti iki lapkričio 30 dienos. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia nereikalingo arba netinkamo naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną. Šį kartą pirkėjams bus bandoma įsiūlyti daugiau nei prieš 20 mečius pagamintą Ford Transit automobilį. Pranešama, kad mikroautobuso pradinė pardavimo kaina sieks tik 1000 litų. Aukcionus rengiame, nepasakyčiau, kad periodiškai, tačiau į metus įvyksta 4-5 aukcionai. Šiemet kažkaip tai mažiau vyko, tik tai antras. Kol kas. Turbūt pernai daugiau išsipardavėm, iš tikrųjų. Šį kartą bus parduodamas automobilis Ford Transit, kurio pradinė kaina yra 1000 litų. Pradinę kainą nustatom lygindami su kitų automobilių kainomis, tiesiog prisijungdami prie internetinių puslapių, kuriuose irgi pateikiami skelbimai ir pagal metus, pagal modelį pasižiūrim daugmaž. Aišku, šio automobilio pradinė kaina nėra didelė, nes jis yra ganėtinai senas, yra 88 metų, nevažiuojantis praktiškai ten, dėl ko mes jį, kaip sakant, ir nurašom ir parduodam, nes jis nebeeksploatuotinas, jį brangiau suremontuoti, negu kad įsigyti, sakykime, kitą automobilį ir panašiai. Aukcionas dalyviams ir žiūrovams bus nemokamas, o už aukcione įsigytą turtą asmuo turės atsiskaityti pavedimu į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos. Aukcione gali dalyvauti bet kas. Šituose aukcionuose dalyvio mokesčio mes nedarome. Nes ir taip, kaip sakant, žmonėms sunku, kam dar be papildomų pinigėlių nerenkame dėl tokių dalykų. Ir tiesiog ateiti reikėtų kokį 10 minučių iki aukcionų, tada užsiregistruojama, gaunamas numeris ir gali dalyvauti, kas tik tai nori. Šiemet tai jau antrasis savivaldybės organizuojamas aukcionas. Pavasarį savivaldybė aukcione pardavė 2 15 metų automobilius, kuriais naudojasi miesto ūkio skyriaus darbuotojai. Taip pat buvo išparduota ir kompiuterinė technika, tačiau, kaip pastebė aukciono rengėjai, didžiausia dalyvių susidomėjimą kelia transporto priemonės. Didesnis susidomėjimas būna automobiliais. Kažkaip, kadangi turbūt Panevėžy nemažai yra tų įmonių, kurios užsiema nenaudojimų automobilių, ardymų, pardavinėjimų, taip vadinamų tų šiukšlynų automobilinių. Tai tokių žmonių susidomėjimą kelia tokias mašinytės, kadangi jie tikriausiai jas paskardo, atsarginėm dalimis parduoda ar panašiai.
Aukcionas miesto savivaldybėje vyks lapkričio 23 dieną. Jam neįvykus pakartotinis aukcionas vyktų lapkričio 29. Panevėžio kolegijoje vyko konferencija Profesinio orientavimo bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose sąsajos, skirta vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokytojams atsakingiams už profesinį mokinių orientavimą. Konferencijoje buvo aptartos studijų galimybės, jaunimo perspektyvos Panevėžyje. Panevėžio kolegijoje kiekvienais metais organizuoja tokią konferenciją, į kurią kviečia visus Panevėžio regiono mokytojus, kurie vykdo profesinio orientavimą bendro lavinimo mokyklose. Pristatome pasikeitimus, pristatome, kaip vyksta ta aukštojo mokslo reforma, kas laukia abiturientų, kurie ateis pas mus į aukštąsias mokyklas. Ir ko norime padėti mokytojams, kad jie galėtų paaiškinti tam jaunam žmogui, kaip jam rasti tą savo gyvenimo kelią ir galų gale nepražiūrėti tų dokumentų, kuriais vadovaujantis vykdomas priėmimas, kad jis iš tikrųjų gautų tą valstybės finansuojamą studijų vietą. Nors studijų reforma vykdoma dar tik kelintus metus, tačiau pasikeitimo apstu. Kiekvienais mokslo metais moksleiviai sužino vis kitokią priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką, o kad jie nepasiklystų informacijos gausoje, jiems padeda mokyklose esantis karjeros planavimo mokytojai. Iš tiesų profesinis mokinių informavimas yra tuo pačiu ir senas ir naujas dalykas tiek visoje Lietuvoje. O kai keičiasi studijų įstatymai, yra labai svarbu vaikus laiku ir tinkamai apie tai informuoti. Tai šios dienos konferencija, manau, yra geras tikslas pasižiūrėti į šių dienų studijų iššūkius mokiniams ir be abejo pasidalinti mums kaip karjeros mokytojams patirtimi. Iš tiesų mokiniai po truputėlį išmoksta, kad jie jau turi karjerą planuoti ne tik 12 klasėje pavasarį, bet gerokai iš anksto ir iš tiesų mes jaučiamės reikalingi. Pirmojoje konferencijos dalyje susirinkusieji klausė pranešimų apie aukštojo mokslo reformą, jaunimo įsidarbinimo galimybės, o antrojoje vyko praktiniai mokytojų užsiėmimai, kurių metu jie dalinosi patirtimi, kaip jų mokyklose vykdomas profesinis orientavimas. Galerijoje 20 atidaryta menininko Vilmanto Marcinkevičiaus paroda, kurioje eksponuojami dar niekur nerodyti autoriaus eskizai, kuriuos lydi jo paties parašyti tekstai. Vilmanto Marcinkevičiaus paroda Zalimonas Period yra parengta remiantis 2010 metais Vilmanto Marcinkevičiaus, drauge su Danijos galerija NB Gallery, išleista knyga Zalimonas Period, kurioje pristatyti niekur nerodyti tapytojo eskizai ir užrašai. Ta knygelė buvo pradėta kurti jam dar esant studentų 1994 metais, nes būdamas prieš 4 kursą jis išvyko į Angliją uždarbiauti, kad galėtų pabaigti studijas ir tiesiog skynė braškes Anglijos laukuose. Ir, žodžiu, ta knygelė tapo tokiu savotišku menininko jausmų, atradimų ir nusivylimų dienoraščių. Paradoksalu, tačiau dailininkas išpopuliarėjo svetur, Danijoje. Jis yra tapęs Danijos karališkąją šeimą bei kitus žymius asmenis. Ypatingo dėmesio sulaukė 2004 metais nutapęs Danijos princesės Aleksandros ir princo Joachimo portretus. Tapytojas nelaiko savęs portretistu, tačiau būtent šie portretai atnešė jam tarptautinį pripažinimą. Tie, kurie seka Vilmanto Marcinkevičiaus kūrybą, tikrai truputį nustebs išvydę šią parodą, nes joje nėra tos tokios ekspresionistinės ryškios tapybos, bet pati paroda teikia labai unikalią galimybę tiesiog pamatyti menininko kūrybinio kelio pradžią bei motyvų plėtotę per eilę metų. Vilmanto Marcinkevičiaus paroda galerijoje 20 bus eksponuojama iki lapkričio 30 dienos.